7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Dabar jisai atvažiavo į Saudo Arabiją, bet su drauge, o ne žmona ir kartu gyventi negali pagal tas valstybės įstatymus. Ir dabar, kaip čia yra, kaip čia gaunasi. Ir dabar jisai turi gyventi kaimininiai valstybei ir 80 minučių kiekvieną dieną skraido į treniruotės su atskiru, kaip sakant, čerteriuku. What the fuck? Ką? Nu taip va, judamas Saudo Arabijoje, kaip sakant. Kampione, kampione, ole, ole, ole. Va taip, žaismingai ir galbūt kiek neadekvačiai. Mes pradedame tai, kas futbolo pasaulyje jau yra pagarsėję kaip įdomi laida, keisti žmonės, gal net minimali patyčia, bent jau už savęs tai tikrai. Tiškevičius, Kvitkauskas ir tas pats Nėrius Kesminas. Sveiki, vyrai. Sveikutis, labai gražiai. Gal tai pradėsiu iš karto? Nu, tiesiog paskambino, pasakė laiką ir atėjau. Man tai žinutę parašė. Šiaip gerai jūs matyti, nežinau, mes tokia šeima tampam, ne? Kartą per mėnesį pasimatom kaip tėvas, kuriam teismas neduoda leidimo būti su šeima, bet vis tiek kartą per mėnesį yra proga pasimatyti. Jo, tam tikram kambarį, tam tikrų laikų. Tėvas antrankys. Ir taip pat pasimatymas trunka tam tikrą laiką. Už ką antrankį nerėjau, gal taip trumpai įvesk žmonės į kontekstą. Tai negi lauksim, kol kas nors įvyks. Esi sėdėjęs KPZ? Ne. Jokiais atvejais nėra buvę, kad po kokio gero paliuko? Nu kaip nėra, buvo tais laikais visi sėdėjo. Anksčiau ar vėliau. Jeigu nesėdėjau, dar sėdėjau. Atrodo, žiūrovo akise geresnis negu esu, tai... Nu prisipažinė. Nebuvau. Nu yra. Tarybų laikais. Nu vis tiek. Tipo nevažiavai kažkur ten fulę balėlinti ir ne... Mane Italijų tik tai karabinieriai buvo išsivežę, bet... Už ką? Už nieką šiaip iš tikrųjų. Kaip daktaras iš Lemputės. Kaip Henrikas daktaras. Wrong place. Ten, kadangi Dirmeikis vežė minę išprotėjusių kaimiečių, visą vykdomą į tai siautėjo ją, o mes tiesiog pro duris išėjom ne laiku ir ne vietoj. Aplinka kalta, kaip sakė pats Rolandas, negerbiamas. Ir kitko, jeigu pasakot, iš kokio miesto yra Rolandas Paksas, aš jums automatiškai pervedu po 10 eurų į revoliutą dabar. Kupiškio gal ne? Jis yra arba iš Telšių, arba iš Plungės. Davai dursiu, sakau, kad tai yra Telšiai. Pliamba, Nerijau. O aš dėl to tave ir myliu, taip. Aš žinau, kad iš gyvenimą keičiantis faktai. Va taip mes pradedam šiandieną. Rolandas Paksas yra iš Telšių. Fantastika. Gerbėmėjai, mano myliu. Čia yra duok? Kaip? Tu turi revoliutą? Revoliutą neturiu. Nėra revoliuto, mielas vaikė, tai ir duonos duoti nereikia. Yra linksmi dalykai, yra liūdni dalykai. Linksma, kad yra futbolas, liūdna, kad jo nėra Lietuvoje. Ne? Nu dar bus, jau mes artėjom prie tos stadijos, kai jau tuoj bus. O jau gal kitą laidą, kai įrašinėsim, jau gal net bus kažkas tai ir įvykęs. Sudėtingiausia futbolo taisyklė, kurią reikia išaiškinti kiekvienam pradinukui. Kokia tai būtų? Nu tai nuošra dažniausiai visi aiškina, žinai. Aš žinau, aiškinos irgi. Čia tokia klasika, bet gal ir būtų čia sudėtingiausia kažkokios kitos, nu ką žinau. Dabar labai... Futbolė tų taisyklių, tik tai nuošaliai ir yra. Dabar labai sudėtinga yra išaiškinti, kada yra ranka baudos aikštelėje, o kada nėra rankos, nes dabar ten tiek yra tų pastraipų, nuostatų ir kada tyčinė, netyčinė, tokia netokia išpučia, kūna neišpučia, žinai, ir ten taip toliau. Gerai, gerbiu tave ir myliu. Padiskutuokim apie tai, ne? No. Aš taip galvoju, kaip nesuprantantis labai stipriai taisyklių, tiesą sakant, paskutinį kartą futbolą žiūrėjau gana seniai. Jeigu aš gaudau kamuolį krūtinę arba galvą įpriminėjau, arba kažkaip, ir man tiesiog netyčia čia pliaukšti. Bet nuo krūtinės ar jau tiesiog to nepataikė? Tu norėjai ant krūtinės, bet pataikė čia iš karto. Nu, kad ir iš karto pataikė. Nu, tai jeigu... Žiūrėk, seniai, opa, žiūrėk, gaudau, bandau krūtinę, vis čia atsijungti. Tai jeigu tada ranka. Putį alkotesterį, jeigu tai va, krūtinėjai ir pagauni ranką. Jo, tada bus ranka. Bet dažniausiai niekas taip nestabdo kamuolio. Visi, dažniausiai krūtinė, kai stabdai, tai kaip tik dedi rankas taip, šalia, kad jau ir tada, kada liesis, jau tau prie... krūtinės ranka, tada nebus ranka. Apie liesį šnekant, matėt Bavarijos reklamas? Norėčiau nematyti ir stengiausi nežiūrėti jo. Bet koncertai vis dėlto įvyks ir tai yra dar viena gera žinia. Ir tai yra dar viena prasta žinia. Lietuvai kai valstybei net kažkaip sakyti. Koncertų žvagulis, jeigu ieško. O čia jau kiti reikalai taip.
Gerai, žiūriu, aš Čia jau mes neliūdėsim kaip tie liūtai. Matau jo norą akise pakalbėti apie tą patį futbolą, apie aktualijas, ne? Bet jūs turbūt suprantat, kad mes... Apie žvagulį. Žvagulius jau čia esi sėdėjęs prie vieno stalo, tikrai. 100%. Pirmas prisiminimas nuo stalo su žvaguliu, jeigu galima prisiminti. Gal vieną kartą išsėdėjau, bet ten... Bet gerai. Bet ten Jono Radzevičiaus buvo daugiau negu žvagulio. Ta prasme, prie stalo. Įsigėrėt ir sėdot už vairo? Ne tas kartas. Nu gerai, hebrytė, tai futbolas yra rimtas reikalas ir aš iš karto tokį naujienų šūsnį pasidėjau savo į kompiuterį, padėjo man šiek tiek pasiruošti šitai laidai ir šitą kompaniją. STT kažkiek padėjo. STT ta pati. VMI gal kažkiek irgi. Taip. Ir iš karto aš noriu jūs nuvesti ten, kur Neymaras. Neymaras palieka Saudo Arabiją, jis traukėsi iš ten, apie teritoriją mes kalbėjom praeitam podcast'e. Sakėm, kad patys arabai gyrėsi, jog tai yra stipresnis čempionatas negu Prancūzijos ir bla bla bla, bet mes visi jūsų pritarimų suvokiam, kad čia yra mitas ir Neymaras palieka Saudo Arabiją ir yra pasiektas preliminarus susitarimas su Brazilijos klubu Santos, turbūt taip tarėsi, ne? Santos. Brazilijai nuo regiono priklauso. Jo, matai, portugalai deda tą tokį Ten matai, portugališkai yra, bet Brazilai nuo regiono labai priklauso, tai šitai sako Santos. Mane dabar kerpa Brazilas, tai aš kalbėjau su juo, tai sakė, kad labai skiriasi ir aš jam iškart pasakiau, sakau, jo, ten Portugalijoje, tai kaip sakau, kaip mes su Lenkais, turbūt pas juos ten daug viskių, tas iškart juoktis pradėjo, sako, tu esi beveik teisus. Tai šitas žingsnis iš Saudo Arabijos, kur babkių kalnai, eiti į Braziliją, kur turbūt babkių jam irgi pametėjo, ne? Čia atgal žingsnis jo karjeroje, protingas sprendimas siekiant atgaivinti formytę po traumos ir reputaciją to pačiu. Ar čia yra nesąmonė? Aš tai galvoju, kad jau seniai baigęs jo karjerą. Wow. Kai pas arabus išvažiavo ir baigęs tą pačią dieną. Kiek metų dabar yra? 40? 32 gal? Ne tiek ir daug. Ar 33 Neymarui kažkas tokio. Tai, bet, jeigu tu taip klausi jau konkrečiai tau užduodamas klausimą... Aš labai domiuosi. Jo, bet aš suprantu, tau parašyta, tu turi perėti tos punktus, viskas normaliai. Tai kalbant apie tai, aš sakyčiau, kad geresnis žingsnis ir ypač jeigu žvelgiant į 2026 metų pasaulio čempionatą, kuriame vis tiek jisai tikisi sudalyvauti ir tikisi turbūt ir Brazilijos dalis žmonių, nes vis tiek kažkokį tai tą vardą yra užsitarnavęs. Tai turbūt geresnis žingsnis, bet vėl klausimas čia geras, koks skirtumas, kur jisai gydysis traumas, nes gyvenimo stilius ir tam tikros pramogos. Tai... čia dabar sudominai mane kaip futbolo aistruolį. Tai bendra braziliška bėda, jie pradeda 16 ir baigia 25 maždaug, nes karnavalai daro savo. Nežinai, jeigu gyveni maždaug taip kaip tu ar aš, o bandai dar žaisti tuo pat metu ir futbolą profesionaliai, tai sunkoka. Tu mane čia tą prasme stebi. Net kažkiek gėdinu gal. Jo, tai grįžta rungtyniauti į Braziliją Neymaras, pinigų yra, nuotaikos yra. Šaibų tai pizdės. Jo, šaibų irgi netrūksta. Cristiano Ronaldo čia dar tokį pasakė įdomų reikalą, esu pats geriausias futbolo žaidėjas istorijoje. Ir čia turbūt kaip su LeBronu Jamesu ir Michaelu Jordanu, ne? Yra, kurie sakys Michaelas, yra sakys, kurie LeBronas, yra sakys, kad čia negalima lyginti, yra sakys, kad čia galima lyginti ir ką tu čia nusišneki. Arba yra sakys, kad jeigu perkeltum Jordaną į šitus laikus, tai čia taip pat dominuot. Žodžiu, diskusija nesibaigianti. Fuliai paprasčiau ar ne pasakyti, pritarti arba ne ir pagal ką matau, pagal titulus. Aš Nerijui irgi tuo pačiu peradresuosiu klausimą, gal šiek tiek kitaip suformulavęs, nežinai, Messi ir Ronaldo mes galim lyginti, nes jie yra to paties laikmečio žaidėjai, ten amžius beveik toks pats ir jie, tai ką parodė, tai iš esmės tuo pačiu laikmečiu. Čia daugiau yra turbūt kalbama, ką tu palyginai su LeBronu ir su Jordanu. Tai čia yra labiau skirta turbūt lyginant ar Pelé, ar Maradoną, ar Messi, ar Ronaldo. Tai čia Nerijus matė tikrai daug, manau, Maradonos rungtynių savo laiku. Labiausiai dominuojantis žaidėjas istorijoje buvo Maradona. Ir vienas galėdavo laimėti rungtynės. Čistai vienas. Ten Ronaldo ir Messi gali sakyti, ką nori. Messi be
Xavi ir Iniestos, ten klausimas, ar jisai būtų įvykęs apskritai. Nu, įvykęs būtų kažkoks, bet ne toks tikrai. Bet, ir paskui matėm, kaip persikėlė. Dominuojantis buvo todėl, kad tais laikais tai buvo įmanoma. Šiais laikais, kai fizinis pasirengimas toks, kai yra atletizmo tiek. Susilygino kūnai ir pajėgumai. Faktas. Profesionalumas tiesiog didesnis. Anksčiau tai ten, žinai, pusė tų žaidėjų, tai ten, kur žaisdavo pasaulio čempionatuose, tai neaišku, kiek jie ten treniruodavosi ir kaip treniruodavosi. Čia, žinai, kaip sako su Arvydu Saboniu, tais laikais tu galėjai būti toks išskirtinis, nes tokių tiesiog buvo labai nedaug. Aišku, ir dabar Sabas būtų didelė jėga, Faktas. Bet jau dabar kalbėtume, kad galbūt nebesuspėja su greičiai, su tempais, ypatingai ta jau vėlyvesnė Arvydo versija, kuri dominavo Europos krepšinyje, ne? Ten net 2004 metais. Kai sako, va tada, o čia tai buvo rimčiau, net gal ar tik pat rimta kaip Jokičius. Nu, žinai, lygini laikus, kai krepšinį mokėjo žaisti 4 rinktinės Europoje. Čia aš krepšinį vis primetu, nes man tai lengviau palyginti. Žinok, buvo panašu, būdavo pasaulio čempionatuose, ten pažiūrėdavo, kokie rezultatai būdavo, ten atvažiuodavo ten kažkokios tai tos valstybės, žinai, ten Hondūrai ir Vengrijos Salvadoras 10-1. Nu, Salvadoras, jo, ir džiaugiasi po to vieną įmušę, kaip atrodo pasaulio čempionatą laimėjo, nes sakė, mūsų tikslas šiame čempionate buvo įmušti įvartį. Nu, tai su tokiais tikslais atvažiuodavo komandos į pasaulio čempionatus anksčiau. Tai aišku, iš kitos pusės, oponuojant, gal šiek tiek galim sakyti turbūt, kad ir pjaudavo tuomet nejuokingai ir nevaikiškai, kaip užeidavo. Ir niekas nerodydavo. No, tai ten reikėdavo kaulus laužyti, kad jau raudoną tiesiog neparodytų, o dabar tuos žaidėjus tai jau saugo, nu tai čia vat vėl fiziškumas, žinai, kai mes kalbam apie ten, kai krepšinį paralelę vedant, ne, kalbam ten apie Detroitą, kaip ten daužė Jordaną, ar ne, ten savo laikais. Nu tai dabar tokių... Arba Portlando Jailblazers komanda, kur irgi nelabai skaitydavosi švelniai sakant. Nu, ta pati... Man patiko Šiškauskas, žinai kaip sakė. Sako, aš tai sako, nesuprantu šiais laikais tų nesportinių pražangų. Mano laikais tai turėdavo duoti taip, kad neatsikeltų žmogus. Tada būdavo nesportinė bent jau pražanga. Minutę kokią. Dabar sako, kas čia per nesportinė pražanga, žinai. Tai bet aš su juo šitoje vietoje, man tai aš nesuprantu. Bet čia kita tema. Jo. O futbole Maradona, Pelé ir Ronaldo diskusijai, kuris geriausias. Nu ir Messi, aišku. Ir 4 net. 4. Tai turbūt atsiras Pelé fanai, kurie sakys, kad čia yra numero 1. Nu, tai Pelé dar ankstesnė epocha. Čia jau 6-7 mečiai Maradona paskui, o jau po to šitie. Bet šiandien, žinai ką mačiau čia dar, nu jau liečiam visus sportus. Tai vat, kalbant apie epochas, šiandien mačiau tokį statistiką, tokią, kad 80-metį gimė, tai yra nuo 80 iki 90, ar ne tas, nuo 80s, kaip vadinam angliškai, ar ne, kad tenisininkai laimėjo 80 Grand Slamo ten tų, o tam jau paskutiniajam praėjusio amžiaus dešimtmetį nuo 90 iki 2002. Tai įsivaizduok kokie buvo ten tie 3 bizonai, žinai, Nadalis, Federeris ir Djokovičius, kad jie realiai tam kitam dešimtmečiui neleido visiškai nieko laimėti, žinai. O dabar jau to naujojo jau nuo 2000 gimė, jau dabar 6 sugebėjo laimėti, tai va, nu, keičiasi, tai va tos eros ir vėl tu nežinai, kažkas kažkur karaliauja didelė era, tai tokia čia plati, ilga ir neįsiemama tema, panašiai kaip, žinai, ar kiaušinis ar be pabaigos ir be rezultato. Maljorkoje sutikau baro savininką, tokį didžiulį Maradonos gerbėją, visas baras, žinai, žiūriu, fotkių prikrauta, kalnas, galėsim uždėti, kaip tik dabar aš su juo pasidaręs nuotraukas, mano tik tai gal akis pridengit, nenoriu vaikam tokio tečio rodyti. Ir esmė, kad jisai sako, iš Argentinos yra kilę, žinai, tai jau jeigu tu gyveni Argentinoje, tavo... Vat, irgi turbūt bus diskusija Messi ar Maradona, ne? Nu, tai aišku, čia dar, žinai, bet jau turbūt, kad šitoj kovoj Maradonos fanų būtų daugiau, ne? Nu, po to, kai Messi... Iki tol, kol Messi nebuvo laimėjęs nieko su rinktinė, tai visi buvo visiškai Maradonos pusėje, bet po to, kai laimėjo ir Copa America, ir pasaulio čempionatą Messi kartu su Argentinos komanda, tai jau pasilygino. Jeigu pridėti komponentą prie lyginimo, tai Messi iš jų visų yra vienintelis, kuris laimėjo viską, ką įmanoma ir individualiai, ir komandai. Ir, aišku, Europos čempionato nelaimėjo, nes tai yra tiesiog neįmanoma. Kitas dalykas, aišku, jeigu Balondoras būtų dalyjamas, tai šiais laikais ne taip kaip tada, kai tik tai europiečiai galėdavo gauti. Balondoras yra auksinis batelis. Tai ir auksinis gaublys, kamuolys. Ir Pelé, ir Maradona, aišku, ne vieną kartą būtų laimėję. Radža Naingolanas buvo atgaivinęs savo karjerą, bet veikiausiai vėl turės jau užbaigti, rašo Lietuvos. Nu, tas atgaivinęs, tai žinai, čia
Kuris ten žaidė, kokiam šūdė? Garsus Belgijos futbolininkas ir tas šūdas, kuriame jisai žaidė, dabar jis aišku žaidžia su teisėsauga, Belgijos Jail komanda vadinasi, o šiaip Belgijos lygoje rungtyniavo Lokeren ekipoje. Fantastiškai atgaivinta karjera, tikrai. Nu, norint atgyvinti reikia turėti pirmiausia. Nu, žiūrėkit. Nu, tai Romui ten neblogai įdėjo paskui Interą ten trumpai. Karjeros jisai gal net atgaivino, bet tikrai atgaivino bylą ir narkotikų kontrabandą. Va kaip gyvena futbolininkai Belgijoje. Ne? Bičias sulaikytas, įtariama prekyba narkotikais. Nu, matai, reikia vėl kontekstas, kad Radžanen Golantų supranti iš vardo ir pavardės, kad tai iki Belgijos gantalokai, ten iš Balkanų, man atrodo, vyrukas yra iš to kažkur regiono. Tai ten žmonės šitą reikalą supranta. Vinci Promesas, kur gyvena dabar Saudo Arabijai, nes daugiau niekur kitur. Ne, tai jau suimė, vėlgi. Taigi buvo taip, kad Quincy Promesas ten irgi buvo ir koksais ten vežiojo, tada subadė ten savo dėdę ar ką ten, ar pusbrolį. Tada pabėgo į Rusiją žaist, nes, žinai, nes, nu, tenais jau atsit manis neprigaus, o tada išvažiavo su tuo teroristiniu klubu į Saudo Arabiją ir tada, nes buvo ten, žinai, treniruočių stovykla ir tada sugebėjo pasiėmęs mašiną, padaryti avariją ir bėgti nuo policijos ir tada jau pagavo ir Saudo Arabiją. Neįlinis veikėjas. Jokia kalėjimo garsenybė šiaip. Eik, tu načert. Nu, bet šitam bičiui 15 metų grėsia, tai čia sėdės kaip Vladas Beleckas praktiškai. FC Jail ta komanda vadinama tikrai, kaip sakant, tvirtina savo raumenis, akivaizdžiai transferus daro. Komandai tai nėra gerai. Jo, matyt, trūko vidurio saugelio tokia stipresnė, tai vat Radža įtilps labai gerai tuos. Kažkai labai kriminalinė mūsų laidelė, negavosi. Jo, nu tai matai, išleido tą Lapinską kokią. Kiekvieną laidą, vėliau, suprantat, kad čia nešvinis, mes čia ne bagažiniai vežios. Ne, tai čia net nevežios, čia iš karto. Nu gerai, linksmesnės naujienos. Lietuvos futbolas. Aš mačiau iš karto tavo šokiruotą veidą. Nežinau, ar iš džiaugsmo, ar iš skausmo. Reikės ir Derijos komentaro. Prie Kauno Žalgirio, mano mylimos komandos, nepaisant to, kad tai futbolas, iš Kroatijos stipriausios lygos atvažiuoja Damjanas Pavlovičius. Ir aš dabar noriu iš karto paklausti, lygų kiek tai mane domina iš tikrųjų. Ar čia gerai, ar čia blogai? Tai paguglinsiu. Norėjau, ką esi girdėjęs. Šiaip man tai visai patinka Kauno Žalgirio pasirinkimas. Tai yra ir tas sudėties stiprinimas, jis atrodo taip gana, nu, galim tik spėlioti, aišku, iš tikrųjų, nes jie čia suvažiuoja, tas CV ne visada gali viską pasakyti. Ir atvažiuoja traumuotas 19 kartų išėlės ir vaikšto pėsčias. Bet stovyklos Kiprė, kas irgi taip Lietuvos kontekste. Tai matai, jau net banga net jau į Kiprą. Bet grįžta prabanga po truputį, kuriam laikui tai buvo visiškai... Čia Žalgiris stovyklaus Kiprė? Dabar stovyklauja. Dabar stovyklauja, aha. Ir Gargždų banga. Jo. Tai čia rimta lietuviškam futbolui pastovyklauti Kiprė? Anksčiau buvo įprasta, bet pastaruoju metu jo nelabai buvo. Because of money, ta prasme, kad čia nebeįprasta. Aišku, žinai, yra čia... Aš su karantinu siečiau labiau, ta prasme. Turbūt, jo. Kai prasidėjo, tai tų varžovų nelabai gauni, nėra ten ko važiuoti, o po to kaip ir liko ta praktika, kad jie ruošės čia ir Latvijai. Pavlovičius, gimęs Belgijoje, turi serbų pilietybę, į Kauną keliasi iš stipriausios Kroatijos lygos Goricos komandos. Nu ką, Kroatijos sezonas įpusėjęs, per pirmą dalį Pavlovičius per 10 rungtynių įmušė į vartuką, 23 metai žaidėjų tokiam Kauno Žalgiriui. Čia rimta ar ne, jeigu taip trumpai? Reikia žiūrėti, žinok, su šito lygio žaidėjais visada reikia pasižiūrėti bent jau porą trejata rungtynių, kad suprastum. Na, aš tau tiesiog palyginsiu, kaip atvažiuoja, tarkim, į Jonavą ten koks legionierius, apie kurį tu pirmą kartą perskaitai, žinai, kažkur. Tai ką tu gali žinoti? Nu, ta prasme, tu turi pamatyti bent jau vieną ratą, bent jau 10 rungtynių ir tada gali susidaryti, gali būti labai gerai, kaip ir ten į Pasvalį anksčiau atvažiuodavo 3 apie nieką, vieną žiūri, kad užlošia ir paskui ACB kažkur žaidžia. Tai... Elveltas priklydo iš kažkur iš gatvės. Jo. Kas tikrai ne apie nieką, mūsų teisėjai, jeigu konkrečiai tai Donato Rumšos brigada visa, dirbo Saudo Arabijos čempionato rungtynėse, mūsiškius kviečiasi į Saudo Arabiją pavaryt ir ko gero vieną kitą tą patį, vadinkim, ir pinigėlį įsidėti kišenę. Lietuvos futbolo teisėjai panašu rimtesni už žaidėjus, ką? Ar čia niekis? Nu, ne visi Rashfordui raudoną drįsta parodyti, nu, nelygioje vietoje, bet taip diskutuotinai situacijai. Įves čia į kontekstą kažką ką parodė. Rumšas ten United praėjusiais metais ten verkė, kad faktiškai tas sprendimas išmetė juos iš Čempionų lygos. Okay.
Bet jis buvo šiaip teisingas, Aš irgi mano sakyčiau, nuomonė. kad buvo ten. Jo. O kitas dalykas, kad, žinai, čempionų lygoje mes neturim žaidėjų, o štai teisėjus jau turim ir net ne vieną brigadą teisėjų, tai kalbant iš tos pusės, tai kol kas tikrai drąsiai galim teikti, kad tavo teiginys, jog Lietuvos teisėjai šiuo metu yra stipresni negu žaidėjai šiuo metu tinka, galioja. Nu, už gynėti gal ne, bet gynėtis dar kol kas jaunas. Rumšas jau, sakykime, yra pikė, tai dar kol gynėtis kokius 3-4 metus. Jie jau dabar negeresni. Nu, turbūt. Nu, o Lietuvos futbolo apžvalgą taip darant, turbūt reikia vis dėlto ir nueiti ten, kur yra linksmiausia, tai yra nacionalinis stadionas. Ir girdėjot naujienas? Jo, jisai yra jau. Dar mes tą lavoną krapštysim. Jo, mes pakrapštysim jį dar kartą, vėl skandalas. Oho. Lietuvos... Aš tik baigiau vieną skandalą, dabar jau tu man vėl prie kitų vedė. Tuoj mes galime. Vėl prie kitų vedė. Klausykit, Hebra, tai Arena projektavusi įmonė kreipėsi į teismą, tiksliau stadioną. Bet šiandien tik teismai, milicijos, policijos, areštinės, ne savo šaibos. Daug dar, kai mūsų atlieškos čia tai su šunim. Kitą kartą Matonį pakviesim į laidą. Tai metus laiko negauna pinigų įmonė, kreipėsi į teismą už tai, kad darbai atlikti, o pinigų nėra. Tai, Hebra, yra čia ką kalbėti, ar gal tam nacionaliniam stadionui reikia iš tikrųjų Richardo Doveikos, ar Toleto to paties įsikišimo, ar to paties, gal net popiežiaus reikėtų kalbos. Va, jau popiežiaus tikrai. Aš galvoju, net 7 gal trutulių reikėtų jam. Jeigu surinktumėm tuos Sangoko rutulius, va tada atsirastų Lietuvoje stadionas. Ir dar jeigu aš su juos surinkčiau, tai va tada aš tokį norą, jeigu tu, tai dar kam nors kitas nesąmonės sugalvotum. Ne, bet ta prasme, nu jop, tai man. Čia pizės. Nerija, tu dar turi ką pridėti štai reikia. Sakyk tiesiog huinė, nu ir viskas. Nugriauti ir užbetonuoti ir viskas. Tai ką griauti, nėra labai, kad ten griauti. Nurinkta šiukšlės. Na, tai va. Tai šiandien nueisim dviesi per porą valandų ir surinksim viską, kas ten likia. Aš tai vis galvoju, vat Kaunas paėmė, žinai, ten apie Visvaldą, aišku, ten geriausios nuomonės, turbūt daug miestiečių, nemaža dalis miestiečių nėra pačios geriausios nuomonės, aš galbūt irgi esu tarp jų, bet ką Kaunas sugebėjo padaryti, tai ten turbūt ir yra nacionalinis stadionas ir gal turbūt taip reikia ir traktuoti dar tuos 10, dar 20 metų, kiek mes statysim tai Vilniuje. Tai jis yra. Panašu į tai, net nežinau, net aš jau tame tiek iškalbėsiu, jau mane... Dangą jau nupirko, sakė, ar dar turi... Kaune? Kaune jau deda dangą, viskas gerai, jau bus normali danga, ta rulonais viskas bus gerai, dabar bus galima ir koncertus organizuoti ir jau kitą dieną fulę žaisti. Mačiau, kaip tik žiūrėjau Tomo Langvinio padarytą klipuką iš Dariaus ir Girėno stadiono Kaune. Sako, kilimų prisipirkom. Man tokia pirma mintis, tai kas čia per kilimai tokie yra. O sako, paprastas žiūrovas net neatskirs, nes dabar, kaip suprantu, buvo pas mus pusiau sintetinė, tai vadinama žolė. Nu, tai ir dabar o čia bus grina sintetika, ar ne? Ne, ten irgi pusiau, bet tiesiog esmė, kad jinai gali nukloti, ją gali tokiais tokiais rulonais, kaip važiuoji, va ten pakeliai būna, ten panašiai tie šieno sukrauti, žinai. Koncas atėjo, nuvyniojai, palikai tą plotą tuščią, atėjo vėl rungtynės, išvyniojai ir sukabinai ten ir viskas, ir ledas. Gal dar net ne visais atvejais ją nuiminė, sako, iki 3 kartų jinai patvaresnė, tipo, už tą, kurią turėjo. Gal nereikia eksperimentuoti. Gal geriau, o tai ir yra blogai, kada. Reikia paguglinti, pažiūrėti, gal kada čia tas vyko. Dabar bus kaip tik Justinas, vis tiek Timberlake'as, tai va išbandyti galės iki 3 kartų stipresnį. Kadangi jau kalbam šiandien apie tikrai tokius, sakyčiau, iškilius asmenis, tai pakalbėkime apie dar vieną iš tikrųjų šeimos žmogų, tėvą, puikų draugą ir, sakyčiau, netgi pavyzdį vaikams, tai yra Conorą McGregorą, kuris pasirodo irgi žaidžia futbolą ir žaidžia jį labai geram lygį, patys galit pasižiūrėti, kaip atrodo jo veiksmai ant vėjos, kaip jisai čia ir įvartį bando įkalt. Kaip mes vertinam tokį mėgėjišką, tiksliau mėgėjo linksmai gyventi pasirodymą? Ar esi matęs McGregorą kovojantį? Kovojantį mačiau, žaidžiančio futbolą, ne. Aš irgi tą video esu matęs, apie kurį šneka Karolis. Tai jam Rumšos kortelę.
Tai aš manau, kad ten Blemba, parodytų. jeigu profesionaliam lygiai, tai turbūt parodytų, bet mėgėjusi tai pats gitu žaidė, žinai, kad Greitai bėgti reikia padaryti. ten yra šiek tiek kitokios taisyklės, ten visgi toks arčiau futbolas, tos gatvės vadinkim ir ten vyksta dalykai, bet ką žinau, tas futboliuką, kas ten airiai visigi žaidžia, tai su savo hebrytė ten matyt pasižaidžia, bet šiaip gaila, kad Konoras buvo toks geras kovotojas ir dabar jau tik tai tokiam daugiau skandalų visokių sukūrį, bet, žinai, iš kitos pusės aš atsimenu jo žodžius, kai jisai dar prieš pradedant tą visą savo karjerą sakė, kad aš niekada nebūsiu tas kovotojas, kuris čia daužysis iki ten pensijos, kai aš jau būsiu ten 3-5 ar ten dar daugiau ir aš čia daužysiu. Sako, mano tikslas ateiti čia, prisikrauti pilnas kišenės pinigų ir uždaryti šitas duris. Tai iš esmės jisai tą padarė. Tai Lietuvoje turbūt atitikmuo būtų Iron Vytas, jeigu išeitų į mėgėjų lygos rungtynės, ar ne? Iron Vytas? Jo, aš galvoju, kas čia matai, Iron Vytas gal dar didesnis, žinai. Būtų Lietuvoje. Iron Vytas didesnis, turbūt dar toksai. Konoras tai vis tiek ten metro nėra jis labai aukštas, 1,7 ten kelių. Rimkenzo. Nedidelė. Jo, Rimkenzo Dirstys. Dabar Dirstys dabar toksai, žinai. Jo, Dirstys tai šiaip kopina McGregorą, su jo tokie tie bairiai visi. Jis bando tą, jis pagavo tą, žinai, kad ne tik tai, kas ringo, o gal net labiau tai, kas už ringo uždirba tuos šlamančius. Bet žinok, jisai pagavo ir mane. Aš, pavyzdžiui, dabar man irgi vasario ten gale vėl jutėjimai Kaune, aš praleist net negaliu. Tai aš žinau, kabinė jo apšikmatė. Aš varyčiau 100%, bet būsiu tuo metu Azijoje, tai užsiėmęs. Ai, Tailandė? Neskambink. Vėl Tailandė? Tailandė, Vietname. O, vaikeli, vienas varai? Ne. Su šeima? Ne. O. Nu ką, buvai kada Tailandė nerėjau, kad taip žiūri lapino akim. Aš laukiu teisinio. Aha. Pakalbėsim, kai grįžt. Pakalbėsim. Klausykit, vyrai. Kadangi mums reikia pakalbėti apie futbolą, mes pakalbėsim, aišku, apie Čempionų lygą, kas ten vyksta, pakalbėsim apie Premier lygą, La lygą, apie Seriją A, bet atokvėpiu, aš jums kaip įprasta turiu žaidimą, kurio metu mes puikiai galim patikrinti, kuris iš jūsų yra geresnis futbolo profesionalas. Asas. Pastaraisiais laidom. Profesionalas tai tik Ervis. Jis profesionaliai žaidės, tai ne. Bet labai trumpai. Jo. Ir jau seniai, kaip sakoma, seniai ir netiesa. Jo, vyrai, tai reikalas dabar yra paprastas. Aš jums sakysiu žaidėjo karjeros kelią, jūs turit pasakyti, koks tai yra futbolininkas. Tai tu sakysi klubus, ne, per kuriuos ėjo, jeigu čia vadinam tą kelią. Taip, aš jums vardinsiu klubus, jeigu reikės, pasakysiu karts nuo karto ir metus, kuriais jisai ten žaidė. Okay. O jeigu jau, pavyzdžiui, nori šaut, tai gali ir nukirst anksčiau, ne? Jo. Gerai, taip pradėkim. 26. Tai pradžiai nevardintų metų gal. Gerai, įdomiau. Gerai. Be metų. Rosario išėjo į Benfica. Madrido Realas. Angelis Di Marija. Bravo, paploja visi susirinkę studijoje. Ne? Nu, Realą tu paminėjai iš Benficos ir aišku, kad argentinietis. Paskui Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus ir Benfica. Jo, dabar vis dar Benficoj virina. Gerai, važiuojam toliau, nėra ką susimam. Sociedado Realas, yra tokia komanda? Ne, yra San Sebastiano Real. San Sebastiano Real Sociedadas. Jo. Madrido Atletico, Barcelona ir vėl Madrido Atletico 21. Griezmannas? Baby. Pašėlės. Nėra, kad ne forma šiandien? Ne, jisai forma. Wow. Nu, tu matai, ispansai, žinai, mano, kaip sakant, sekcija. Tai tada einam į Nėrkos mėgstamiausią lygą, gerai? Anglija. Liverpoolis, tiksliau. Manchester City. Chelsea. Arsenal. Ką per visur. 24 dabar. Tai Sterlingas. Sterlingas jo. 3-0. 3-0. Gerai? Visas jūs susikaupė. Gerai. Zagrebo Dinamo. Milano Interas. Madrido Realas. Modričius. Ne, Milano Interė nebuvo. Kovačičius. 4-0. Baby, tu nesulaikoma šiandien. Kas tau yra? Wow. Gerai, 5. Nėra, kad turi kažką. Kai tu pasakai Realas, iš karto atsakė. Jo, tu per daug Realą čia. Dabar taip, vyrai, ateina laikas man neištarti kai kurių pavadinimų, bet aš pabandysiu. 20. Bazelis. 12. Mönchengladbach Borussia. Granitą Džeką. Kaip? Granitą Džeką.
Paskui Arsenalas ir Leverkusenas Bayeris. Nierka 4-1. Bravo, paplojam, užvedam. Aš galvoju apie Zomerį, nes irgi, kai Gladbachą žaidė. Ne, Bazelis Gladbach, iš Bazelio. Jo. Taip. Gerai, viltis gyva. 6 klausimas. 2-15. Rennes, Dortmundo Borussia. Dembelė. Wow, 5-1. Bravo. Barcelona ir Paris Saint-Germain, tai yra dušmanas Dembelė, ar tai normalu? Usmanas. Ne dušmanas? Nu, gali vadinti dušmanu. Po karjeros turbūt dirbs dušmanu, nes pagal tai, kaip elgėsi aikštėje ir gyvenime, tai prakals visas šaibas, kurias uždirbo ir tada jau teks dušmanu dirbti. Ok, nu gerai, tai kaip Šastauskas praktiškai. Tvarkoj, gerai. Tik be mero posto. Važiuojam toliau, 7. Tavo šansas nerijau yra atsakyti visus likusius 4. Tai aš moku skaičiuoti. Gerai, važiuojam. 7. Wolfsburgas, Charleroi. Charleroi. Yra Charleroi? Lilis, Napolis ir dabar Galatasaray. Osimhenas? Pliamba, bet jūsų žinios, aš apakęs esu. Sveikinu. 6-1, tai yra Viktoras Osimhenas. Jo. Nu gerai, nėra, kad tavo variantas dabar yra tik tai savyga. Aš Wolfsburgą neatsimenu. Aš irgi žinok, ne. Aš labiau pagal tai, kad Napolis ir Galatasaray. Pagal Uspaskichą bandykite, jeigu taip asociatyviai padeda atsiminti. 8. Santoš. 9. Arba Santos, apie kalbėjom apie tą klubelį. Barcelona. Neymaras, tai čia jau aišku. Paris Saint-Germain, Al-Hilal. Nerijau, kas tau yra šiandien? Kas tau nutiko? Ir vis greitai reaguoja. Aš greitai šiandien, aštrus kažkaip šiandien. Jo, man tu patinki, 7-1. Nu gerai, Nerijau, važiuojam toliau. 9 klausimas prieš paskutinis komandos. 11. Instituto. Palermo. Juventus. Dybala. Jo. Roma. Paulo Dybala. Geras. Gerai, 8-2 ir paskutinis klausimas. 7-2, sorry. Ir paskutinis klausimas yra toksai, labai ilga karjera bus. Ir prasidėjo jinai 2-5. Varšuvos Delta, Varšuvos Legija, Lewandowskis, Poznan Lech, Dortmund Borussia, Bayern, Barcelona. Pusės neištariau. Tai yra Robertas Lewandowskis. Bravo, seniai. Pirmą klubą dar nespėjai pasakyti, jau pasakė atsakymą. Nu čia mano tema, patinka man šitie iš tikro. Mėgstu, daug kas naudoja dabar internete, tai smagu paspilioti. Ir tikėjasi, kad nors gyvenime taip kalt nereikės manam? Niekada. Nebūčiau net pagalvojęs. Atėjo laikai, ne kaip pagalvojai. No. Never met your hero. Visi, žinai, sensta anksčiau ir vėliau. Ir mus kažkas pakėlė. Mus, man atrodo, atsinkuotam karste per kažko 30 dieną. Iki tiek, kiek neslauksim, kiek nėra. Gerai. Nu ką, gerbėmėjai, toks žaidimas šiek tiek reikia atsigauti ir pačiam Nerijui turbūt, ne, po viso to. Nuo ko atsigauti? Nu, sakykim taip, ne patys gal maloniausi potyriai šiandieną. Aš prašymčiau žaidžiu, kartais duodi į klyną, kartais gauni. Jo, čia įprastas dalykas, kartais būna vieną savaitę, atrodo, išeini toks, tiosas, kitą savaitę ateini, nieko nežinai, nesupranti. Arba, žinai, kartais būna tarp dviejų renkiesi ir tą savaitę visą laiką ne tas, žinai, koks. Šiaip galėtų būti laidos pavadinimas, kartais duodi į klyną, kartais gauni šiandien, ne? Jo. Man atrodo, kad nemažai peržiūrų būtų. O šiaip Čempionų lyga. Kaip jūs patys toks universalus posakis jau. Visą vaizdelį, kuris dabar buvo. Paskutinio turo apžvalga. Nu, tai irgi buvo, kad kai kas davė į klyną, kai kas gavo. Jo, aš galiu net priminti, kad mes turėjome ir prognozių čia pasidarę. Tai variantų nelabai buvo. Nu, futbolė dar skirtingai, kaip sakė Rimo Kurtinaičio, gali būti gerai ir abiem, žinai. Aha, išsikalbėt? Paskutiniai laidoj mes darėm prognozes, mes prognozavom 10 rezultatų. Nerijus K. pataikė 5 rezultatus iš 10. Nu, ne visai, bet atspėjo arba lygiasias, arba nugalėtojus. Mes su tavim Kvietka prieš Nerijų stojom į kovą ir pataikėm 4 iš 10. Bet tu turi pasigirti, pasipuikuoti dabar prieš brangų žiūrovą, kad tu mano prognozes, tu panaudojai vieną iš 3 veto, ane? Ir tu pataisėjai vieną prognozę, tai buvo rungtynės tarp Juventus ir Briugės. Taip. Ir tu buvai teisus, ten buvo 0-0, tu dar truputį truktelėjai mūsų į priekį ir čia gavom 5 taškus už tiksliai atspėtą rezultatą. Bet kas labiausiai nustebino? Nu kas labiausiai tai turbūt nustebino tas Rotterdamo ar negavimas 6 įvarčių. Jeigu paskutinis turas, No. Taip.
tas toksai buvo netikėtas Lilis, 6 mes ką prognozavom. Man atrodo, po 1 gal jo. Lilis, Liverpoolis mes... Ne, Lilis ir Feyenoordas. Mes po 1 jo prognozavom 1-1. 1-1, taip. Jo, o Nerka 2-0, bet... O buvo 6-1 Lilio pergalė. Jo, čia tokia. Kas mes dar, Nerijus dar atspėjo, kad PSV laimės, mes taip šiek tiek... Bet palauk, mes jo, tu 2-1 sakė, o 3-2. O mes čia tokį pasilaikėm dar Liverpoolį, davėm tą 1-1, bet aš kaip ir sakiau, ten ir Nerijus tą logiką vadovavosi, kad bus visiškai parotuotas Liverpoolis, toks ir buvo. Labiausiai tai mums nepasisekė čia vienoje vietoje su tavim. Tai Atletiko įsitraukė tą pergalę 2-1 visą laiką. Jo, ir tai Nerkiai garantavo 5 taškus, o mes spėjom rezultatą 1-1 ir jis pasikeitė tik tai 90, ten jau pridėjus minutę ir čia realiai tos komandos žaidė tokias lygias rungtynės, ir ten 1-1 tikrai būtų logiškas rezultatas ir mes čia būtumėm 10 taškų susikrovę. Atletiko pergalė 2-1 prieš Bayerį buvo vienintelis Nerkos tiksliai atspėtas rezultatas. Taip pat Nerka buvo teisus, kad laimės Barsą prieš Benfica, kad laimės Liverpoolis prieš Lilį, kad laimės Eindhovenas prieš Liverpoolį, kad laimės City's prieš Briugę ir kad laimės Lilis prieš Feyenoordą. Taip vadinasi ta komanda. Jo, tai praktiškai sudaužo mus Nerijus Kesminas. Šitoje spėlionėje mes turėsim dar pluoštą. Čia nesudaužo, šį kartą tai mes lygiai surinkom taškų. Mes pataikėm 4 iš 10 ir 5 iš 10. Tai sakykim taip. Okay. Truputį prasileidžiam. Turnyro lentelė. Užmetam mes iš karto akį į ją. Taip, aš kaip tik palauk atsidarau, biškai, kad. Absoliutus lyderis ir toliau išlieka Liverpoolis, laimėtos 7 rungtynės, 1 tik tai pralaimėjimas, antroje vietoje Barsas su 6 pergalėm tą patį turi Arsenalas ir Interas. Ir 19 taškų turi ir Arsenalas ir Milano Interas. Tai čia dabar jau ta lentelė netiek svarbi, 8 tos komandos keliauja iš karto tiesiai, o dabar jau atkrintamusios prasidės ir jos prasidės jau už kelių dienų. Visiškai netrukus ir bus įdomu. Ir pakalbam apie tai. Kokie... Dabar palauk, 8 bus ar 4? Tai čia bus dabar liko 24 komandos, tai toks vadinamas kaip ir 16 finalis čia dabar bus. Dabar kovos dėl patekimo į 8 finalį. Okay. Gerai, tai dabar play-inas, Chebra kaunasi dėl patekimo į 8 finalį. Iš esmės jo. Kurie grajai kelia didžiausią dėmesį jums? Tai čia. Realas Manchester City. Iš esmės visa kita tai čia yra saulėgražas. Kas čia mūsų laukia, kaip jūs sakot? Lyginant su tuo, aišku. Kaip sunku čia kažką atsakyti, bet aišku, dabartiniai situacijai turbūt ir Nerijus sutiks, kad Realas atrodo, sakykime, net ir su savo visom traumom ir negandom, atrodo vis tiek tokia solidesnė komanda jau kažkiek išbrinkus, gal tai pavadinkim, žinai, nes tai kai tam Mbappé pradžiai buvo įmetę, tai atrodė, kad visiškai netiko, mes čia prieš porą mėnesių šnekėjom, kad čia vos ne vėžys visai komandai. Dabar ta situacija jau tokia atrodo šiek tiek, sakykime, tokia padoresnė, bet aišku traumas. City rungtynėse su Arsenalu parodė, kad gali ir pabirti visiškai begėdiškai, o playoff rungtynėse tas yra žiauriai svarbu. Pasiimk ten, kaip ten 1-5 pirmas rungtynės, ir gali nebevažiuoti. Tai vertinant tas 8 komandas, kurios pateko, jau yra 8-finalį, ar čia mes turim kažkokį netikėtumą? Kas tau nerka čia? Ar viskas taip, kaip turėjo būti? Lilį ar būtum prognozavęs? Lilis jo. 8 Aston Villa taip irgi. Tos apatinės 3 galėjo būti, galėjo nebūti. 5 pirmas, tai aišku, visiškai nestebina, bet jeigu tai taip... Leverkusenas gal nestebina. Leverkusenas taip, jo. O tiem, kuriems sezonas jau yra baigtas, tas, kas už 24 komandų ribos, liko nuo 25 iki 36 vietų, čia yra nors vienas pavadinimas, kurio čia niekad nebūtumėt prognozavę, kad jie nepateks net į play-in. Leipzigas, aš irgi jo. Kad jie sužais taip silpnai, aš tikrai nesitikėjau. Kas jiems čia nutiko? Net sunku pasakyti, nes jie dar ir toj Vokietijoje pradėjo visai gerai, ten vienu metu net lyderiavo kartu su... Paskui, aišku, irgi šiek tiek nusirito, bet šiaip iš principo aš irgi sutinku su Nerika Leipzigas ir
Nu, tas Štutgartas toks visą laiką Iš Štutgarto ant ribos buvo, jo. Nes Bolonija pirmas kartas negali žinoti kaip. Nu, tas pats Brestas, pavadinkim, taip, žinai, netikėtai ganėtinai iššoko vis tiek. Aš tai iš karto būčiau matęs už bortą. Prieš sezoną. Viena iš pirmų komandų, kurios būčiau su visais ten, su visa pagarba slovakais ir ukrainiečiais, būčiau sakęs, kad Brestas eina velniop. Tas pats Celtikas toks ant ribos turbūt, bet Žirono, tarkim, irgi šios galėjai daugiau. Man, žinai, aš tik pagal pavadinimus galiu pasakyti, kur čia iškrito, man taip Donetsko Šachtar. Bet matai, jie dabar... Laikų, kaip sovietinis žmogus dar, žinai. Matai, paveikė jos labai stipriai karas iš tikro, nes iš pradžių išvažiavo labai daug žaidėjų, iš karto pabėgo, po to jau pradėjo vestis. Jiems leido netgi neperimų metu, tai yra, galėjo pasirašinėti kontraktus. Ir išvažiavo daug žaidėjų ir jie dabar vis tiek finansiškai nėra tokie jau stiprus, plus žaidžia visas rungtynes Vokietijai. Tai nėra kaip ir namų tokio pranašumo, žinai. Tai čia reikia pasakyti, kad... Tai buvo vardas, ne? Iki karo. Ačiū, arba tiksliau, ačiū čia vienam debilui. Jo, jis tai ne kažką žmogelis, tikrai. Nu gerai, chebrytė, mes prie Čempionų lygos dar sugrįšim, bogi prognozuosim, kaip čia baigsis dabar tai play-inai. Prasideda įdomumas, ne, Čempionų lygoje, taip reikia sakyti? Man tai šitas etapas buvo įdomus, sakyčiau, kad šitas formatas man nieko prieš, iš tikrųjų, man pabaiga iš karto tampa įdomesnė. Painesnė, bet įdomesnė. Tai, kad komandos ne visos sužaidžia tarpusavį arba nėra kažkokių grupių, o tiesiog, kad turi išsitrauktą burtų keliu vos netvarkaraštį ir sužaidyti tik 8 rungtynės. Nėra Barcelonos gimnazijos 9B klasės paskutiniam ture aikštėje. Tas irgi yra tas momentas, kuris, sirgaliui jis yra, manau, pakankamai svarbus. Jo, čia labai geras Nerkos pointas, kad iš esmės neliko nesvarbių rungtynių, vienintelis Liverpoolis žaidė, bet tai jie, žinai, jau 7 iš eilės laimėjo ir tada jau tu gali sau išleisti tą antrą komandą. Tai vienintelis tokios buvo rungtynės, dar kažkiek tų komandų buvo, kurios, taip jau nelabai turėjo vilčių patekti, bet vis tiek nepasakysi, kad jie ten nesidaužė. Žiūrėk, ir Zagrebo Dinamo laimėjo paskutinės rungtynės prieš Milaną, dar vos nekabinosi. Ten ta pati Cervena Zvezdava paskutinį mačą laimėjo kaip prieš Young Boys, bet vis tiek tu kovoji tiem mažiem klubam, Čempionų lygos pergalė yra vėlgi į tau ten virš milijonų. Jiems yra dideli pinigai, taip. Kiekviena pergalė yra dideli pinigai. Taip, pavyzdžiui, kaip RFS, kur aš tave kviečiau, bet tu nevykai, ignoravai. Aš jį kviečiau, Ajaxą pažiūrėti. Aš tuo metu su Kristijonu Bartoševičium žiūrėjau Young Boys rungtynės. Tai Young Boys su Bartoševičium? Nesvarbu. Jo, Young Boys. Nu gerai, chebra, mes tikrai sugrįšim prie vis dėlto Čempionų lygos, nes, kaip sakiau, bus prognozės mano mylimi Young Boysai, bet dar trumpai perbėgam didžiasias lygas. Gerai, keliamės į Anglijos lygą, jeigu sakėm, kad Neymaras išvažiuoja iš Saudo Arabijos, tai yra, kas į Arabiją vis dėlto važiuoja, ten, kaip sakyti, yra labai gražu, labai aukšto lygio futbolas ir be abejo, kad sportininkai keliauja tik dėl to. Aston Villa ar Villa, ekipos talentas, Duranas, labai graži pavardė. Tokį Duraną ir padarė. Jo, išvyksta į Saudo Arabiją, jungsis prie Cristiano Ronaldo, baby, Al-Nasr komandai. Aston Villa gauna. Įspūdingai išpirkau šitą žaidėją 77 milijonai. Ar jisai tiek vertas, ar čia šiek tiek perspausta yra? Čia toks, jeigu būtų Europą, sakyčiau, investicija į ateitį, nes toje pačioje Aston Villa jis muša daug, bet žaidžia mažai, taip yra. Jis faktiškai žaidėjas nuo suolo. Premier lygoje kiek 6-7 turbūt liūrinės, ne? Aston Villa žaisdamas. Bet jisai jaunas, jis vėlgi gal ir tas kažkiek prisidėjo, kad jisai kol kas gauna nedaug. Ir Watkinsas yra pagrindinis puolėjas. Watkinso nepastumsi, taip. Šitoj komandai taip. Rešfordas dar yra dabar. Jo, ir dar čia tas atvejis, kur aš tau pasakau, kad dabar jisai atvažiavo į Saudo Arabiją, bet su drauge, o ne žmona ir kartu gyventi negali pagal tas valstybės įstatymus. Ir dabar, kaip čia yra, kaip čia gaunas. Ir dabar jisai turi gyventi kaimininiai valstybei ir 80 minučių kiekvieną dieną skraido į treniruotės su atskiru, kaip sakant, čerteriuku. What the fuck? Ką? Taip, judamas Saudo Arabijai, kaip sakant. 80 minučių gali Londone važiuoti iki treniruotės, o gali skristi, ką jūs galvoja. Aišku, jis Birmingeme gyvena, bet... Skiriasi jo atgyvenimas, ne? Aš, pavyzdžiui, kaip sakė grupėjantis, meilė nežino ribų, žymėkit talonus už 2. Bet aš, pavyzdžiui, jeigu aš gyvenu Kaune, jeigu turiu Vilniuje kokią nors vėlyvą reikalą, ten ryte turiu vėl 11 ryto kažką daryti Vilniuje, tai aš be abejo, kad negrįžtų namo, žinai, sakau, kad geriau permėgosiu Vilniuje ir parvažiuosiu rytoj. Ir praeitą kartą taip ir pas mane įsitaisė ant sofos. Ten buvo įspūdinga. Aišku. Tai va, o čia bičias pasiema čerteriuką,
Ir paskraido, tai jam tokie paskraidimai kožinį turbūt pakainuoja kažkur kokie 40 Klubui, klubui kainuoja. Kiek žinau, kol kas klubas tuo rūpinasi. Tai matyt buvo jau sudėrėta sąlygose, nes žinojo, kad negalės. Bet, žinai, iš esmės tai aišku, mes suprantam, jis uždirbdavo 50 000 per savaitę, kas nėra maži pinigai, aš manau, žinai, pasižiūrėjus, tai reiškia kiek čia 200 000 per mėnesį daugiau mažiau, nu tai va per metus apie 2,5 milijono. Nestovi darbo biržai, gal taip pasakykime. Nu, jo, pavadinkim taip, nebadauja. Jau turi kažką, pašteto kažkokį užsitepti ant tos danelės. Gal dar trumpiau, Bidėja Sodra bankrutuos ar ne? Ja. Taip, aš išsireikščiau. Jo, jam Blinkevičiūtė visiškai neįdomi. Mylėjai Lietuvos žmonės. Gali ir Briuselį sėdėti. Jo, realiai dzinėm visiškai. Bet dabar uždirbs 300 000 per savaitę, tai 6 kartus daugiau. 300 000, sakai, dabar per savaitėlę. Skaičiai prasisuko, 6 metai, skaityk, jau ir įkočiosiu. Norėtum su juo savaitę dabar labai pasikėliau ant pinigų. Mačiau ten Lincolnus tos perki, rodai jau. Kolekcija visą. 300 000. Ne, per 6 gal nespėsiu. Kas ne. Tai gerai. Apie Rashfordą užsiminėt Manchester United vyrukas Rashfordas ir jo treneris Amorimas neregistravo Rashfordo rungtynėse su Fulhamo Premier lygoje, sakydamas, kad jis dirba blogai treniruotėse, kad jisai yra neprofesionalas, kad eina jis sakė, iš tikrųjų. Eina jisai į Birmingemą, pasakė. Jo. Ir sako, geriau jau registruočiau 63 vartininkų trenerį, negu šitą veltėdį. Įsivaizduojat, fokusai vyksta, ką? Kas čia per santykiai tarp trenerio ir žaidėjo? Tai nėra jokių santykių, tiesiog buvo uždėtas ignoras ir faktas, kad Rashfordui reikėjo išeiti. Jo, šiaip žaidėjas tai buvo, pavadinkim, turbūt geras, nežinau, ar jis dar spės savo karjerą atgaivinti, bet akivaizdu, kad nei su Ten Hagu neturėjo šiltų santykių, nei dabar su Rubenu Amorimu neturi. Aš iš esmės, aš manau, kad didžiausia Manchesterio problema buvo, kad jis tada ten prieš tą, tiksliau po pasaulio čempionato grįžęs, atsiminti, ten sužaidė tą atkarpą, kai per 4 mėnesius ten 20 gal įvarčių priskaldė. Ir visi patikėjo, kad Rashfordas, tas tikrasis Rashfordas sugrįžta, ar ne, ir tada davė vėl jam ten tą kontraktą ilgalaikį, kur irgi uždirba ten panašiai apie 300 000 per savaitėlę. Jo, jie ten mėtosi pinigais į kairį į dešinę. Nu ir viskas, o nuo to laiko jis jau tokių kaip rimtų futbolininkų už tokią algą, kaip ir ne vieno mačo, mačą gal kažkokį ir sužaisdavo, bet realiai tik tai atkarpų toks labiau buvo žaidėjas. Tai ir viskas, o žiūrėsim, dabar bandys atgaivinti Birmingeme, Manchesteryje, jau jo vietos atėjus Rubeno Amorimo akivaizdu, kad neliko ir kad ir kaip ten bandė slėpti jis po ten kažkokiais, darbiniais santykiais, dar kažkuo, bet akivaizdu, kad tiesiog jau perbėgo katė tarp šių vyrukų. Savaitgalį Anglijos Premier lygoje kaip tik čia sužaistas 24, kai kam 23 turai ir lyderis ir toliau Liverpoolis, kuris dominuoja ir ten, ir Čempionų lygoje, ir Premier lygoje, viskas labai aišku. 24, ten tik Liverpoolio Evertono rungtynės atidėtas, o visą kitą sužaista. Jo, tai čia Merseyside derbis liko keltas. O skambiausias rezultatas paskutinio turo koks? Arsenalas 5-1 prieš Manchester City. Kaip čia tokius bairius vertinti? Du buvo skambus dar ir Nottinghamo 7-0, ne? Tai tas irgi, nepaisant to, kad Nottinghamo žaidžia gerai, irgi nustebina 7-0 neturėtų būti. Jo, ką žinau, kas tau nerkai įstrigo labiausiai iš Manchester City ir Arsenalo mačų? To trezui, kai tu tokius atidavinėjom baudos aikštelės linijos saldainius varžovui, tai tu vis tiek 2 įsileisi, prieš Arsenalą jau nelaimėsi, 2 įsileidęs. Taip. Čia ne Southamptonas, o pabaiga logiškai subirėjo, yra ten kam kontratakuoti. Ir Martinelli, ir Havertzas, jie bėga greit su kamuoliu, pažįstami neišmatymo ir tiesiog sudėjo tos įvarčius, kuriuos reikėjo sudėti. 5-1 gal ne visai pagal žaidimą, bet aš sakyčiau taip, kad tą pralaimėjimą City atsivežė patys. Jo, jie patys iš esmės su Arsenalu turbūt žaidė taip, kaip Arsenalas labiau norėjo šitoj situacijai ir matant iš tikrųjų, kad Arsenalas pastaruoju metu nerodė kažkokio labai įspūdingo to futbolo ir irgi vargo, tas pergalės taip vargdami įsitraukė. Turbūt buvo galima žaisti gal ir šiek tiek kitaip, bet Pepas nežaidžia dažniausiai kitaip, jisai žaidžia pagal savo tą sistemą.
ir nemažai naujų žaidėjų, ten prisipirko Citis, daugiausiai šitą žiemos transferų langą praleido pinigų, akivaizdu, kad tai, kas vyksta klube, netenkina, akivaizdu, kad bandoma bus vasarą turbūt atsisakyti krūvos iš esmės turbūt žaidėjų, visiškai rebuildint komandą, statyti ją ant naujų kažkokių tai tų pamatų. Jau dabar pradėjo, bet po truputį. Ir žiūrėsim, dabar bus geras egzaminas su Realu, sakau, jeigu Antonio Rudigeris, net aš sakyčiau, būtų nesulūžęs, nes tikrai jis labai svarbus žaidėjas gynybai, ypač kai dar traumuoti yra tas pats Alabas sugrįžęs vėl traumuotas, Ederis Militao, Carvajalis, tai Antonio Rudigerio ant jo pečių iš esmės laikėsi tą gynybą ir dabar jo neturės Realas, tai vakar irgi aš komentavau rungtynės tarp Leganeso ir Realo Copa del Rey turnyre, tai Realo dabar vidurio gynėjai, 2 žmonės žaidė tame mače, kurie prieš sezoną turbūt tikėjosi, kad gal sužais po kokias 14 minučių per visą sezoną. Jacobo Ramonas ir Raulis Asensio, turbūt, kad prieš šį sezoną apie tokius žaidėjus niekas apart Madrido Realo gerbėjų iš vis girdėjęs nebuvo iš esmės. Taip pat gražiai nuėjai čia į Ispaniją automatiškai, ne, La Liga, galim ir apie tai pataukšti, čia tokia mūsų laidos jau užduotis yra kilni. La Liga, paskutiniai turai, turnyro lentelė, įspūdingiausi rezultatai, kokie jūsų pastebėjimai iš Ispanijos? Aš tai gedulo. Turėjai 0-1, ne? Ko tu jau taip nuliūdęs dėl Realo? Nesmagu Espanjolui pralaimėti, žinai. Kuris turnyro lentelė šiuo metu 17. Jo. Bet tu ką tu liūdį, pirmoje vietoje sėdi Madrido Realas, viskas gerai, ko čia pareiktis. O jeigu būtų +3, būtų dar tušiau sėdėję. Dabar turėtumėm plus kokius 4, nuo Barsos plus 7 ir tas derbis artėjantis šį savaitgalį Madrido jau nebūtų toks ant adatų pavadinkim, bet manau, kad apsilošim tą Atletiko. Realas ir Atletiko, 2 Ispanijos čempionato lyderiai susitinka. Taip, savaitgalį. Taip. Tai kiek Madridas išprotėja per tokias rungtynes. Komentuosim su Krasnicku, jisai yra Atletiko gerbėjas, aš Realo. Tai gal nesusimušim. Kas turi nutikti gyvenime, kad būtų Madrido Atletiko gerbėjas, šiaip įdomu. Šiaip yra įdomi istorija, jis man pasakoja, jisai matai studijavo Ispanijoje, ten buvo ta mainų, ten pusę metų ar metus studijavo ir rašė, norėjo patekti į kažkokius stadionus, žinai, rašė kaip žurnalistas, kad atliktų praktiką ir taip toliau, ir sakė, Realas jį ignoravo, jam tiesiog neatrašė, o Atletiko atrašė ir davė jam tą akreditaciją, tai nuo to laiko ir taip užgėmė meilė Atletiko ir nemeilė Realui. Korupcinis ryšys, sakyčiau. Skamba įdomiai tokios rungtynėlės, ne? Madridas pasidalina kaip, į kurią pusę? Daugiau yra Realo ar Atletiko fanų? Aišku, Realo. Durnas klausimas. Bet tarkim, Serbijoje, ne? Krepšinis arba futbolas, Zvezda, Partizanas. Išprotėja, kalasi, nesvarbu, kad vieno miesto komandos. Ten pasiutė irgi? Zvezdos ir Partizano, tu žinai gal daugiau istorijos, aš tiek nesu labai įsigilinęs, nes tiesą pasakius, man to šalis nėra, kad labai jau ten imponuotų. Skrysim, žinau, kad galim. Bet ten yra tas irgi tradicinis, kaip ir visur, kad vieni atseit jau aukštesnės klasės, o nuo istorijos, o kiti jau ten, žinai, plebėjai, ten darbininkai. Šito nesu girdėjęs. Man irgi atrodo, kad nėra. Jugų ir istorija, kiek kitokia ten komunistinė proletarinė. Tai čia... Taip. Tai man atrodo, kad nėra to, aš irgi kiek aš atsimenu, kad nėra. Nes matai, visur kitur tai yra vis tiek. Realas yra, tipo, jau čia karališkas klubas, žinai, bla bla. O Atletiko tokie buvo labiau darbininkėliai. Ir daug kur yra ten River Plate'as, Boca Juniors, Argentinui pagal tą patį. Barsas, Spaniolas, ten Sevilla, Real Betisas. Visur ta pati iš esmės yra istorija, žinai, einant per viską. O dabar tai, aišku, ir Atletiko, žinai, mes dabar juos visą laiką... Žinai, dar gali būti kaip pas Kacapus pagal žinybas. Jo, tai greičiausiai. Gerai, vyručiai, mano mylimi. Tai Pedri ir Gavi sutartys pasirašytos iki 2030 metų. Ar čia protingas ėjimas, ar vis dėlto tai yra bullshita uždaroji akcinė bendrovė? Kaip mes tai turim vertinti? Kodėl jis logiškas? Tai yra savos akademijos vaikai, kurie žais, tą matom dabar. Gavi išpirka siekia €1 milijardą. Tai ten bet ką gali įrašyti. €1 milijardą išpirka, čia yra taip tokios sumos buvusios. Tai mes, man atrodo, 700 000 turėjo, bet tai čia už 100 būtų pardavę, jeigu būtų gavę tada tą 100. Jo. Ne, tai čia, žinai, tos, kai kontraktus įsirašo, tiesiog, kad apsidraudžia, nes kažkada įrašė Neymarui 2-2 nesąmonę, kur irgi atrodė, kad niekas nesumokės, o tada atsirado Paryžius, kuris paėmė ir sumokėjo. Ir tai dabar įsirašo tokia, kad, dėrybos būtų. Žalgiris už Blaževičių irgi 150 davė kažkodėl. Bet tik 1000. Truputį kitom sumom. O šiaip, žinai, dabar dar yra tas dalykas, kad ten jie išskirsto tos kontraktus ilgai.
Nes tada ten... Per metus, konkrečiais metais, kuo mažesnė finansinė Jo, ten tvarko tos visus savo financial fair play, ten vidinius dalykus. Bet šiaip, žaidėjai, kurie yra lygiai, sakykime taip, Javiai Iniestos atitikmenys turbūt, irgi iš Lamasijos atėjo ir kurs nauja istorija su šia komanda, tai akivaizdu, kad aplink juos ir bus statomas toliau tas barceloniškas pamatas ir aplink Laminą Jamalį. Va dabar tu ir pasakyk pabaigai jau paliekant Ispanijos lygą. Tai buvo Kylianui Mbappé ten raudona kortelė. Tai ne jam, o prieš jį. Ar nefigavo tą epizodą? Tu žiūri, ar čia vis dėlto yra, ar aišku, nėra? Buvo. 100% raudona kortelė. Tai kam reikalas? Tai neišvario, po to dar tas pats Romero įmušė įvartį realiai. Tai apie tai ir kalbam. Korupcija. Čia raudona kortelė, jau tu man... tu pažiūrėk. Jau tu man... Seneliumba, jeigu būtų pataikę į kelį, tai mes dabar kalbėtumėm, kad Kyliano Mbappé Realas neturi artimiausius pusę metų. Bet tu jisai netyčia. Čia taip atrodo, žinok, iš to, ten yra kitokių geresnių šiek tiek kadrų, jisai ten... bet tu nežaidai jau į kamuolį. Kamuolys jau yra 2 metrai nuo tavęs ir tu iš nugaros čiuoži ir... O taip, pažiūrėk, iškėlęs aukštai, koja į kelią važiuoji. Jo, iš šito kampo kitaip atrodo. Matai, jis jau kamuolys tai labai toli ir dabar futbolė jau nemėgsta to labai, kad jau kai tu žaidiniai į kamuolį, tai jau rungtynių susiranda. Gerai, ir prieš mūsų prognozės dar apsilankykime Seriją A. Užsukime ten, kur šilta, kur gera, kur jauku, kur turi, aišku, mėgsti pasibūti toj pačioj Italijoje, tikrai esi ne vieną malonų vakarą turėjęs ir galbūt ir prie žvakių šviesoje toj pačioj Romai, ar ne? Sėdėjęs. Romai, jo, beje. Tu pataikai kažkaip. Taip. Atrodo, kad pažįstame jau. Ir chatą gerą turėjęs išsinomavęs, ar ne? Ne, be jo, šiaip. Taip. Roma geras miestas, norėčiau vėl nuvaryti. Taip. Romos Lacija turbūt geriausia komanda yra. Ne, man aš labiau už Romą. Romos Lacija yra biški tokie... Ne tų pakraipų, kuriuos aš, politinių. Mano biologinio tėvo žmona Roma. Ir iš tikrųjų nežinau, ar čia labai svarbi informacija, aišku. Ir Radžis yra Romas. Ir jie biologiniai tėvai. Kurva. Gerai, tai ne apie Romą. Ir dar Romą Dambrauską mes su tavim kaip tik ir gurkšnojom, kai tu. Jo, ir Mikaitis pasikvietė, tarp kitko, Romą Dambrauską į savo gimtadienį, bliamba, ir aš išeina Romas Dambrauskas ir Sukelkis Lietuva su ta daina, aš pakilau ir išėjau nahui. Aš tą patį būčiau padaręs. Maladės, gerbiu. Buvai Lietuva, ne, šitoje situacijoje? Jo. Bet ne apie Romą Dambrauską. Geriau pakalbėkime. O apie jo plaukus. Jo, apie jo plaukus. Taigi 5 visų laikų brangiausias futbolininkas žais AC Milano klube. Iš Chelsea paskolintas žmogelis. Milano klubas už skolinimą moka 5 milijonus eurų ir apmoka visą žaidėjo atlyginimą. Chelsea komandoje žaidė pusę metų. Joao Felix. Kaip tokie vaizdai, kaip tokie atgarsiai, kaip tokie pinigai. Man tai šiaip gaila to žaidėjo, ne? Man tai... Neįsipildęs talentas. Šiaip tai jo situacija, kur nuvažiuoja, niekur nežaidžia. Tai yra ir taip bandai, reikia užsikabinti turbūt kur nors. Ir tokio nelygio, sakykime, tokio talento žaidėjas kaip Joao Felixas. Manau, kad galėtų užsikabinti už normalios karjeros. O dabar, kai blaškosi va taip ir visur tam, kad pabėgiotų palei šoninę liniją antram kėlinį, bandydamas apšilti 20 minučių, tai taip, talento daugiau kol kas triukšmo daugiau negu futbolo jo gyvenime. Tai... Jo, kai jį pirko Madrido Atletico, pirko ten 120 ar 130 milijonų, dabar jau neatsimenu tiksliai, bet tai buvo toks transferas, kai Atletico tikėjosi pakeisti Griezmanną išvykusį į Barsą, bet Griezmanas iš Barsos po to grįžo į Atletico ir pats save pakeitė vėl ir tapo vėl... Nes Felixo keis nebereikėjo. Jo, ir tada jau Felixo nebereikėjo, plus dar jo ten darbas su treneriu, nesutarė jie ten dėl dalykų. Chelsea irgi nepaėjo. Gal Milane atgyvins tą savo karjerą, yra Rafaelis, bet aišku, yra Rafaelis Leao, kur nežinau, ar labai geras komandos draugas turėti kaip pavyzdys, nes irgi yra visiškas tinginys ir irgi panašiai bando savo karjerą kol kas uždusint pats, kaip sakant. Tai... Mano mylėjai draugai, mes čia šnekame apie dalykus iš Serie A, kurie tarsi yra įdomus, bet iš tikrųjų tai visiškai nublanksta prieš esminius dalykus. Kaip jūs galvojat, Gvidas Gineitis šitą laidą pasižiūrė dėl kažkokių visiškai nesuprantamų priežasčių ir galbūt net psichologinių problemų? Būčiau net piktas, jeigu žiūrėtų iš tikrųjų. Hebra, man atrodo, kad mes galim šitoje laidoje visi pakilti iš savo vietų ir padaryti masinę plojimų bangą.
2025 sausio 19 diena yra išskirtinė Lietuvos futbolui Serija A čempionate. Gvidas Gineitis į Fiorentinos vartus muša įvartį. Tai yra rimti reikalai. Serija A, Gvidas Gineitis, Torino žaidėjas. 11 vietoj jo Torino yra. Ir pasirodo aikšteliai 57 minutė, prieš tai praleido keletą mačų dėl traumų, nebuvo registruotas ir po 13 minučių po pasirodymo aikšteliai 1-1 Torino su Fiorentina sužaidžia lygiosiom. Fiorentina 6 vietoje sėdi, tai tikrai nėra kažkokia tai huinia paslėpta. Galų gale Florencija, tai yra iš Rusijos. Kultūros lopšys, labai tinka prie tavo ką tik pavartotą žodžio. Taip. Tai, nu ką, kaip mes galim tai vertinti? Gvidas Gineitis tik 20 metų bičiui Serija A apsiformino. Lietuvos futbolui čia geras naujienas. Tai toliais, jis ne dėl to, kad lietuvis, jis šiaip tokio, sakyčiau, neeilinio talento žaidėjas ir jeigu viskas gerai traumų klausimų, jeigu neišsitaškys, tai to, ką jis turi iš gamtos, to, kokį požiūrį jis turi, tai yra į darbą, kokio darbštumo žaidėjas. Aš manau, kad eis jis toli ir Torino turbūt serijoje gali būti ne pats didžiausias klubas, kuriam jis atstovaus. Nu, va dabar nupieškai Nerijau savo fantazijose, koks galėtų būti klubas, Zenitas, ne tik ne Sankt Peterburgo, Zenitas apskritai, plačiaja prasme, kur galėtų atsidurti Gvidas Gineitis tavo sapnuose, fantazijose paremtose logika? Kuris gali atsidurti? Barcelona, galėtų įsižaisti Barcelonos startę. Stilistiškai sunkiau, aišku, nes ten futbolas... Pedris užgavė iki 30. Iki 32 milijardus. Jo. Tai Barcelonai ne dėl to, kad... Nu, po 5 metų vietoj Fede Valverde į Realą galėtų. Vietoj taip. Nu. Bet čia jūs juokaujate, aišku, tokiam lygiai jisai nelabai turbūt patiems, ne? Negali žinoti. 20 metų. Negali žinoti, jo. Bet, nu... Kaip paės? O ką jis tokio turi? Kas jį daro tokiu geru, o pagal jūsų čia pasakojimus, tai vos potencialiai vienu geriausių Lietuvos futbolininkų apskritai? Taip yra. Jo, iš esmės didžiausias turbūt dalykas tai yra jo galimybės atletiškumo, kūnas labai daug aikštės padengia ir taktiškai Italijoje tikrai irgi labai gerai paruošia žaidėjus, o jisai ten jau anksti išvykęs, jau seniai ten treniruojasi. Jo standartinės patys, kairė kojelė labai smagiai iš distancijos. Kaip Poškaus? Nu, sakyčiau jo, gal net dar smagesnė. Ne kaip Alunderio net. Nu, Alunderio tai kreiva labiau gal biškai, bet... Nu, irgi koja negalės. Irgi koja, jo, ta pati. Bet kalbant apie taip rimčiau dar, nu tai šiaip labai tobulėja, labai matosi, kad tos minutės, kurias jisai surenka serijoje, nu tiesiog, taip atrodo, įsigeria jį, žinai, ir tu matai 20 metį, kuris savo jau veiksmais, ypač, pavyzdžiui, Lietuvos rinktinį, tu matai, kad jau jisai visiškai įsiskiria iš to konteksto, yra visiškai pagrindinis Lietuvos žaidėjas ir beje tapo dabar ir geriausių Lietuvos futbolininkų. Mūsų Maradona. Tai klube vidinė konkurencija Ryči, Lineti, Vlašičius. Kasadėjai dar dabar nupirko. Tai yra Lenkijos, Italijos, Kroatijos rinktinių žaidėjai. Ir dar dabar Kasadėjai paėmė iš Chelsea, susigrąžino atgal. Jo, tai šiaip labai smagu turėti tokių veikėjų ir turbūt, nu ką, Lietuvos futbolas su tokiais personažais kaip Gvidas Gineitis gal ir turi kažkokią tai šviesesnę ateitį negu D divizionas tautų lygoje. O tu pagalvo, kokią šviesę ateitį turi Mažeikių miestas. Gvidas Gineitis geriausias Lietuvos futbolininkas, Rimantė Jonuškaitė geriausia Lietuvos futbolininkė, Benediktas Petkus geriausias Lietuvos Latras, bet kažkiek. Taip. Jo. Ir viskas. Jo. Nors kaip tokia miesto tikrai labai neblogai. Ypač kalbant apie Benediktą Petkų. Jo. Tai sveikinimai Gvidui Gineičiui, šiaip apie seriją A, mes jau minėjom, 6 vietoje Fiorentina, 11 yra Torino, kur žaidžia Mūsiškis, o visi kiti savo vietose, kaip jūs vertat, kas yra turnyro lentelė, šiuo metu Žiūrovas irgi mato lentelę prieš savo akis. Man tai patinka ta taškų dėlionė, tai yra italai, sakyčiau, serija ir toliau. Kompetityvinė prasme tai yra įdomiausia iš visų didžiųjų Europos lygų, nes ten... Žaidimų gal ne visada? Ne, tai taip, bet iš tikrųjų pagal tai, kas daros turnyro lentelės viršui, tai
Nu, laimės Interas, vėlgi, aš grįžtu prie to, kad vis tiek turbūt laimės Interas, bet dabar gauna bet čia dviem, užsitęs. kiek čia taškų gauna? 3 taškais gauna. Matai, Napolio. mes vairašinėjom ir šiandien jie žais atidėtą savo rungtynės su Fiorentina, kurios ten pusvalandį gal prabėga, kiek ten laiko, neatsimenu dabar tiksliai sužaista. Ten žaidėjas Eduardo Bovė patyrė širdies smūgį, nukrito aikštėje ir tas rungtynės tada sustabdė. Okay. Jo, Gyvas sveikas dabar. Jo, dabar viskas gerai, reikės dėti greičiausiai širdies stimuliatorių, man atrodo, jau gal net ir idėja ir Italijoje pagal įstatymus negali žaisti, tai jam reikės keltis greičiausiai kažkur kitur žaisti, į kažkokią kitą valstybę. Neskamba gerai su stimuliatorium žaidimas. Kristianu, kur per Europos čempionatą atsimeni buvo susmūgęs. Jo, tai jisai žaidžia. Dėl to ir buvo Interas turėjo traukti. Ir jis toliau sėkmingai tęsia karjerą, žaidžia, viskas yra gerai. Kaip keista, kaip skirtingai vertina šalys, ne? Viena šalis tau neleidžia žaisti. Viena šalis ir aš taip įsivaizduoju. Jo, nes Ispanai irgi leidžia ir dar kažkas daug. Šiaip gal tik tai keliose valstybėse negalima žaisti su tais stimuliatoriais. Bet Italija viena iš jų. Baltarusija minėjai, ar man pasigirdo? Yra tokia šalis? Ne, tokios šalies nėra, bet toks plotas liktai ir vadinasi panašiai. Jokios trašas per Lietuvą nevažiuoja, nesigalvok, nėra tokia šalis. Taip, rinkimai liktai įvyko jau, ne? Netikėti rezultatai. Netikėti, kaip visą laiką rezultatai. Nepamenu, žinok, reikia žiūrėti. Žinau, kas pralaimėjo. Visi kiti. Gerai, gerbėmieji, serija A, malonu, sakot, laimės Interas, Napolis kol kas vis dar yra priekyje, pasidžiaugiam Gvidu, o dabar pasidžiaugim gal iš tikrųjų vieni kitais, mano mėly broliai, mano tautos išrinktieji, krepšinio žinovai, o futbologi analitikai. Jums bus, tiksliau Nerijau, tau bus nelengva atlaikyti mūsų su Kvietkausku pasipriešinimą šį kartą prognozuojant Čempionų lygos rungtynes. Žinai, kodėl? Dabar mes jau rimtai visi. Todėl, kad mes nustojom juokauti. Taip, ir dabar jau mes taip pavarysim, kad mažai nepasirodys. Bet nebūtinai ir daug. Nebūtinai daug, tai tikrai ne. Žiūrėk, aš surašiau 10 rezultatų, Kvietka turi 3 veto, ok? Gerai. 3 veto, kur tu matai, kad akivaizdžiai pripjauta. Iš 8-10 sugebėjau užrašyti? Čia yra 10, Nerijau. 10. Čia yra 10, Nerūti. Čia matai ne visi. Ai, supratau. Gerai, mažulį, tai ką, Čempionų lygos tai yra play-inas ir man dar norėtųsi, kad jūs apie kiekvieną porą žodžių išsiplėstumėt. Gerai, kas čia laukia, kas čia bus ir dėl ko visą taip skirtai vyksta. Kaip čia ta komanda vadinasi su Paryžiumi? Brestas. Tai Brestas prieš Paryžių, tokia pora, nuomonė, įspūdžiai pasidalinkite trumpai. Nu, tai aš manau, kad Paryžius čia lengvai sutvarkys, nes dabar kaip tik žaidė jie tarpusavyje, tai 5-2 laimėjo Paryžius tas rungtynes. Mano prognozija 2-0, Nerijau. Pirmą mačų čia. Paryžiaus pergalė 2-0. Išvyko. Kodėl tu manęs klausai, jeigu viską žinai? Tai tavo prognozija kokia parašyta, sakyk. Tai tu viską žinai. Tu netylė kalbėk, Nerūti, davai. Tokie patys užrašė. Ai, tokie patys variai? Tai davai, aš tada šitą pavetuosiu ir parašysim 1-2. Nu, tokį, kad nebūtų visiškai. Jums vytis reikia. Jo, mums reikia kažkokio kitokio truputį. Ok. Toliau. Manchester City prieš Madrido Realą. Nu, vat namie City tegul laimi 2-1. O aš irgi va šitą vėl noriu pavetuoti. Nes aš parašiau Realo 2-1 pergalę. Jo, bet aš noriu. O žinai ką, davai aš turėsiu vieną kartą kontrveto. Gerai. O aš čia noriu tiesiog lygiasias įrašyti, nu, tarkim, 2-2, nes gynyba nepasižymi nei vieni, nei kiti. Bet tai Citys ką tik nuo Arsenalo gavo 5-1. Jo, bet pirmas rungtynės šitam Manchesterį namuose, paskui bus atsakomosios, tai Realui. Puskai, sakai? Atsakomosios paskui, tai po savaitės, tai Realui sužais lygiosiam ir pasiimi, kad namie laimėtum. Ir čia dar be Rudigerio žais. Ai, be Rudigerio, tai ko tu nesakei, tai taip, Toni Rudigeris, Ai, Rudigeris, tai žaulis esencija tau žais. Seniai, ar to esencija, jeigu žaistų, tu įsivaizduokas. Nu gerai, 2-2, mes taip darom, ne? Nu. Na, ok, gerai, čia tavo antras vietas, tu mažulį čia siautėjai. Tai aš ten toliau daugiau mažiau stinku. Gerai, Juventusas Turino žaidžia su Eindhovenu ir aš čia labai kompetentingai sakau, 1-1. Tu parašinėjai rimtai? Tu irgi tu prasme parašėjai? Blemba, aš norėjau ir ten veto dabar čia kaip. Ne, iš tikrųjų, tai aš persirašiau, kad būtų visi vienodi ir aš tada nepralašiu. Tu gali jam veto įpėsti. Ne. Taigi čia ne Baltarusija. Ja. Taip, gerai, 1-1 čia jau būtų klastojimas rezultatas. Okay, trumpai apie šitą seriją. Kuo jinai bus įdomi, ar tokio dalyko nieks nejungia? Viena iš labiausiai neįdomių, gal net sakyčiau, serijų.
Nerijau, matai nors vieną kabliuką, dėl ko žiūrėti. Aš sakyčiau, prognozuojama gana sunkiai, nes Juventus, man tai bent jau šį sezoną nelabai aišku apie ką. Jiems patiems nelabai aišku. Kurią koją šiandien šovo, bet kurią konkrečią dieną šiandien išlipo. Gali būti ir į vieną pusę, ir į kitą, bet aš čia tikrai negarantuočiau, kad jų išeina. Aš rašyčiau biškai kitaip, bet jau nebeturiu tų veto daug. Tu turi dar vieną vetą, bet tu gal pasilik dar jį. Tai gal Feyenoordui panaudos, nors Feyenoordas irgi grybą gerą pjauna. Tai čia žodžiu. Jo. Nu, bet Juventusą žaidžia lygiosiam, paliekam ir ten gerai. Liuks. Tai Rotterdamas su Milanu, tokia dar pora, čia 2 rungtynių play-inas yra, ne? Jo. Tai mano bendras rezultatas skaičiuojas. Aha, mano prognozė. Nebėra įvarčio išvykos ten. Ai, tiesa, Nerijus pirmas dabar sako šitą. Feyenoordui nereikia važiuoti į Lilį, nereikia niekur važiuoti, namie jie žaidžia geriau negu išvykai, tai 1-0 tegul pasiima, nes Milanu aš kaip Juventusų nelabai tikiu. O, va, aš žinok, tikiu Milanu, turėjau mokykloje tokį klasioką. Milaną, jisai pagarsėjo to, kad apsišiko per istoriją. Tai ir Milanas, žinok, apsišyks čia. Tikrai? Jo, parašyk 1-1. Sakai. Jo, 1-1, va trečia, o aš ten visur kitur, žinok, sutinku jau. Bet jo niekas šulė nepizdavodo, nes jisai tokį Andrių Gončiarenko kaip stogą turėjo. Nu gerai. Ir apsišykdavot jūs, ar ne? Jo, tada mes tikrai sėkmingai apsišykdavom, kai atydavo Gončiarenko į klasę. Nu gerai, okei, 1-1 čia. Monakas prieš Lisabonos Benfica. Nerūti, mano prognozė pirmiausiai sakau. Sakyk. 2-2? 2-1. Aš čia su tavim, žinok. Viskas gerai. Ok. Kuo įdomios šitos rungtynės, šitą seriją? Tai čia lygios jėgos, iš tikrųjų, komandos tokios, kur nepriskirsi prie 50-50 visiškai. Bet ir vieni ir kiti solidų sezoną žaidžia namie ir solidžiai praėjo iš tikrųjų Čempionų lygą Monako. Jo, Monako nustebino kažkiek. Okay. Gerai, tai čia kol kas mes sutarėm, o dabar atsakomieji mačai. Milanas, prognozavom prieš tai, kad Milanas lygiom sužais su Feyenoordu. O namie aš jau sutinku, pasiims ir viskas. O namie Milanui 1-0 duodu aš. Nu, duok. Aš duodu 2-0 lygiai tą patį logiką, tai yra Rotterdame jie nepasispręs reikalų, o namie susidėlios. Bet jeigu tu mano neši su tais vėlais. Ne, gerai bus, pamatysi. Na, gerai. Benfica atsakomosiuose su Monaku, prieš tai mes prognozavom lygiasias, o dabar čia ką duodi. Monake atmosferos nėra, o čia yra atmosfera. O dabar Lisabonai. Dabar aš prognozuosiu lygiasias, tegul atsilaiko Monako 1-1. O mes 1-0 namie, Lisabono laimi ir keliauja toliau. Angelis tas pats Di Marija. Gudresni. Jo, mes tokie, žinai, hitravoti. Gerai. Paryžius prieš Brestą. Ai, čia pasipils 4-1 tegul būna ir tiek kalbos. Panašiai ir pas mus. Va, aš jį kopau 3-0 čia. Gerai, tinka. Nu, gerai, čia rezultatyvų. O dabar atsakomosios. Eindhovenas prieš Juventus. Prieš tai sakėt, kad šlykštų bus su Turinė. Ar taip pat šlykštų bus ir Eindhovene? Aš gal keičiau tos rezultatus, rašyčiau, kad labiau 0-0 bus čia, o čia 1-1, bet tinkam, viskas gerai, važiuojam. Nes 0-0 žodžiu, čia 1-1, ten 0-0 ir pratesimas, baudiniai, baudinius muš irgi iki kito ryto. Na, aš sakysiu, kad tokia mini staigmenėlė bus, tegul išeina Eindhovenas 2-1. O čia pagarba. Nu ir pabaiga, mes prognozavom, kad Mančesteryje niekas nebus išaiškinta, kad City su Realu sužais lygiosiomis. Nerijau, tu irgi lygiasias prognozavai, ne? Ne, aš 2-1 sakiau, kad laimės Citis, ok. O Madride, čia aš jau matau iš jo surauktų akių, jisai norėtų veto kalti, ne? Aš sakau, kad Realas laimės 3-1 prieš tą City, fucking nelaiminga. Aš mačiau vėl tą patį rezultatą, tik dėl to, žinai. Bet jo. Ir čia, žinant Realo bairius, tai City įmuš pirmi. Jo. Ir po to ateis porcija. Rodrygo! Gali būti Rodrygo. Gerai, gerbėmėjai. Tai gal jau važiuojam, nes mano vaikas to iššaus prie mokyklos. Viskas, matot visas prognozijas prie savo akis, galit įsivertinti, kiek mes nusipezam, kiek mes nenusipezam. Aišku, mes ir patys suprantam, kad nusipezam nemažai. Neabejotinai įdomiausia pora turbūt yra Realas prieš Manchester City, ne? Čia visi pritars, niekas nesiginčys ir būtent tai jums irgi reikia prognozuoti komentaruose. Nueikit, nepatingėkit, suraskit laiko, nieko neveikit iš tikrųjų per dienas, tai geriau parašykit komentarą. Kokiu skirtumu baigsis šita serija? Kas irgi yra nieko neveikimas, bet parašykit. Bet jūs čia pretenduojate į futbolo kamuolį, kurį mes jums atvešim asmeniškai ir paduosim į namus, nes nėra ką surastam laiko. Tikrai. Arba ne. Jo, veikit įsijungę, prenumeruokit mus būtinai YouTube'ai, subscribinkit, paspauskit varpelį, sekit mus, tai yra Kesmino prognozės Instagrame, TikTok'e, Facebook'e ir kur kitur. Hala Madrid. Iki.